Labą dieną, gerbiami telšiškiai. Šiandienos tema yra komunalinių atliekų, šiukšlių surinkimo ir apmokėjimo tvarka. Savivaldybės taryba gruodžio mėnesį patvirtino naujas nuostatas, pagal kurios reikės mokėti už šiukšlės. Nuostatai ir netobuli. Aš balsavau prieš, nors buvau pats darbo grupėje, bet nuostatas koregavo kompanija žmonių, kurie koregavo taip, kaip jiem reikėjo, kaip jiem naudinga. Bet kitiems gyventojams nenaudinga, bet niekam tai neįdomu yra. Svarbiausiai, kad per daug nemokėti turtuoliai, kurie turi daug pinigų. Todėl jie daug ir turi, kad daug už ką nemoka. O gyventojai iškenties sumokės. Dabar tvarka tokia yra atliekų. Tvarkim, mes turime atliekas šiukšlės rajone, kaip ir visoje valstybėje, turim surinkti šiukšlės ir išvežti į sąvartyną, ten jas ir perdirbamos ir taip toliau. Ir mes turim už tai susimokėti gyventojai. Tai logiška. Ir principas yra teršėjas moka. Teršėjas yra žmogus šiukšlina, žmogus susimoka. Bet kiek kas turi susimokėti, tai nustato jau savivaldybė. Ministro įsakymas yra 13 metų. Ministro įsakymas apmokestinti atliekų tvarkymo mokesčių visus nekilnojamo turto savininkus. O taip ir skamba tas įstatymas, jau mes žinom atmintinai. Apmokestinti nekilnojamo turto savininkus. Nekilnojamas turtas jis pats iš savęs neteršia, bet teršia žmogus, kuris yra tam turte. Irgi nelabai tiksliai, nelabai teisingai. Yra, pavyzdžiui, žmogus, jeigu ir neregistruotas niekur, jis už šiukšlės nemoka Telšių rajone. Žmogus, gali būti tokių, pavyzdžiui, name gali būti registruoti ir 100 žmonių ir mokės tik vieną rinkliavą. Ir 1000 gali būti vienam name registruoti. Kiek registrų centras gali ir, nežinau, kiek gali, 1 milijoną žmonių registruoti vienam name, gyventi vienam name, bet mokės tik tai kiek nustatyta. Būtuose jau yra dabar pagal naują tvarką, būtuose pastovioji dalis 43 ir už kiekvieną gyventoją po 19 eurų. Reiškia, būtai mokėsim 43 plus 19 kart, tarkim, jeigu 4 asmenų šeima, bus kokia, kiek čia bus, 160 eurų mokės turbūt. Ne tiek, 4 asmenų šeima, jo, 120, 43 plus 80, o tiek mokės. 4 asmenų šeima mokės už šiukšlės tokia suma, jau ženkli, didelė, didesnė negu pernai dvigubai. Name žmonės mokės, reiškia, už 12 konteinerių minimalų išvežimą išmokės ir 43 pastovių, reiškia 85 eurai name. 85 eurai į metus, nepriklausom, kiek gyvena žmonių. Name gali gyventi viena babutė, mokės 85, gali būti didelė šeima, 10 žmonių, 20 milijonas. 85 eurų sumokės. Reiškia, kiti žmonės už tai nesusimokės. Ir paskaičiuoti, vienam gyventojui yra vidutiniškai 250 kg šiukšlių į metus sunaudoja. Bet čia vidutiniškai yra. Daugelis sunaudoja mažiau ir kiti daugiau. Tai ir būtų, jeigu pagal tos paskaičiavimus būtų vienam gyventojui susimokėti metus 50 eurų kažkur tai. Tai ir senas, jaunas, naujagimis. Naujagimiai irgi teršia. Pampersų yra, iš tikrųjų, naujagimiai šiukšlių turi labai daug. Daugiau už suaugusius. Daugelis. Bet suaugę susimoka už tos, turėtų susimokėti. Tai 50 eurų žmogus turėtų susimokėti už šiukšlius į metus. Bet nėra kaip surinkti. Žmogus sąmoningai nesusimokės. Dabar turi susirinkti. Dabar, jeigu rinkliava bus netobula, žmonės mes šiukšlės į mišką. Taip. Pavyzdžiui, individualūs namai, už 12 išvežimų turime mokėti mažiausiai per metus, reiškia 12 konteinerių. Nėra teisinga, aišku, kitas turi 2 konteinerius, kitas turi 12 konteinerių, moka vienodai. Nėra teisinga, galbūt būtų logiška pasverti tas šiukšlės. Bet tas sverimas, kaip pasakė, kainuos labai brangiai. Įranga turi kažkokiu būti, dar kažkas, kaip išaiškino. Tai ir labai tas ir netobula, bet yra ir kitų dalykų. Žmogus teršia žmogus
Namuose jis teršia, visą dieną žmogus būna darbė, mokiniai mokykloje, vaikai darželėje. Jie namuose neteršia. Žmonės teršia grįžę vakarį, kas 6, kas 7 grįžta ir 10 eina miegoti. 3 valandas teršia. Nu, kiek tų šiukšlių yra? 3 valandas. Naktį žmogus miega, jis irgi neteršia. Ne? Ir visą dieną teršia darbę. Reiškia, iš pramonininkų reikėtų surinkti daugiau už tos šiukšlės. Ir reikėtų surinkti. Tai ir neteisinga, žmonės moka. Dabar kas yra komerciniai pastatai? Pavyzdžiui, viešbučiai, o dabar pagal naują. Viešbučiai mokės 419 pagrindinis kintama ir 124 kintama 119 pastoja. Ir nepriklauso viešbutis, jis turi 5 kambarius ar 500 kambarių. Tai ir neteisinga. Ar 5 kambariai terš, ar 500 kambarių. Didelis viešbutis turėsim. Kodėl tai padaryta? O taip ir padaryta. Administracinis patalpas iki 100 kvadratų, 114 ir 58. Tik aš turėsiu mokėti už administracinis patalpas. Ryškinusi, kur yra. Ir administracinis patalpas yra nuo 100 kvadratinių metrų. Nepriklauso, reiškia, ar 101 kvadratinis metras, ar 3000 kaip savivaldybė. Savivaldybė turėtų labai daug mokėti už tą. Dėl to tas ir yra rašyta, dėl savivaldybės. Savivaldybė turėtų mokėti už 3000, bet jie mokės tiek pat, kiek ir už 100 kvadratinių metrų. Nu, tai įsivaizduokite, administracinės patalpas, kaip mes turim, ryškinas, tai nesėdi pastovi, žmonių samdomą neturim ir mokėsim tiek pat, kiek projektuotojų studija, kur 9 žmonės dirba, uždirba krūvas pinigų ir teršia. Neteisingai. Ir prekybos paskirties pastatai, jie atkreipdėmės, kvadratai vis tiek surašyti, kaip aš dažnai sakydavau, kad reikia už kvadratus apmokėsinti, kritikau žmonės, kvadratai neteršit, vot kvadratai surašyti, administracinis, iki 100 kvadratų, virš 100 kvadratų prekybos paskirties, nuo 100 iki 500 kvadratų ir virš 3000 kvadratų, viskas kvadratiniais metrais, neteisinga, nu galbūt, bet dabar žiūrėk toliau, gamybiniai pastatai. Vėl, iki 100 kvadratinių metrų, aš sakiau, viską kvadratais, jeigu mes darom iki 100, jeigu gamybinis kokios žmogus turi dirbtis 20 kvadratinių metrų, jis mok tiek pat už 100 kvadratinių metrų. Dabar nuo 100 iki 1000. Reiškia, pramonininkai, vienas turi 100 kvadratinių metrų, tarkim kažkoks tai, garažas 100 kvadratinių metrų, ir 1000, tai fabrikas. Jie už šiukšlę mokės, reiškia, pastoviai dalis bus tokia pat. Panašiai, bet jo, nuo 100 iki 1000 pastoviai dalis 178. Tai jau, kintama ten ir gali minimaliai mokėti. Tai kaip čia gaunasi? Tie, kurie turi didelis kvadratūras, jiem naudinga. Jie mok tiek pat, kiek ir už 100. Dabar mokslo paskirties pastatai. Darbuotojų skaičiaus. Mokslo pastatai, darbuotojų skaičiaus. Tai kiek žmonių dirba, bet svarbu, kiek žmonių mokosi. Dabar įsivaizduoju, darbuotojų skaičiaus. Kodėl nuo darbuotojų skaičiaus? Dabar mokslo pastatė, koks nors bus mokslo paskirties pastatėlis, bus, daleiskim, gali mokintis 10 žmonių, gali mokintis kaip mokykloje 600 žmonių. Tai va, ar 600 vaikšto, valgo ir mokės tiek pat. Kodėl? Tai tam, kur mažesnis, jam nenaudinga, naudinga tam, kur yra didesnis. Tai va, gydymo paskirties pastatai, irgi nuo darbuotojų skaičius, gydymo paskirties pastatai, tai gydym gal ir teisingai. Dabar žiūrėk, religinis paskirties pastatai. Jie mokės praktiškai simbolinis, yra 507 ir kintama 16, absurdas čia yra. Prikočiai, religinis paskirties pastatai, prikočiai, kodėl 16, jis mokės, religinis paskirties pastatas mokės mažiau už tą bobutę kaime. Ta bobutė viena moteris gyvena, ji mokės daugiau negu bažnyčia, arba ten, kaip jie dabar pastatė pastatą, kaip jie vadinasi, parapijos namai, kuri pas juos ten žmonių yra daug, ten jie dainuoja, šoka ten, ir jie mokės mažiau už tą bobutę, kur kaime, nei pinigų turi, nei šiukšlių turi. Ot, kodėl tai yra? Čia kas nors surišta su Dievo, su ko? Čia nesurišta, paprasčiausiai yra pataikūnai, kurį jie gali sau leisti, tai va tai. Garažai apmokestinti yra, tai garažą, įsivaizduojat, tai kokius ten šiukšlas garažai yra. Kokius, nei konteinerių garažai nėra, nei bendrų konteinerių nėra. Kur reikia šiukšlas dėti iš garažo? Dabar gauni tą sąskaitą iš garažo, kur reikia šiukšlas dėti. Konteineriai užrakinami, bendrų konteinerių nėra. Sandėliavim paskirties pastatai mokės labai mažai. Tai angarai 75 ir 22. Tai praktiškai mokės iš vis kapeikas.
Sandėliam pastatė, tai visi sandėliai, visi angarai, kuriuose vyksta visas biznis, pramonės gatvė, jie didžioji dalis yra sandėliam pastatai. Jie mokės kapeikas, ten žmonių dirba pilna, ten biznis vyks, galėtų susimokėti ir ten bachūrai uždirba pinigus. Bet ne, todėl kaip mūsų ponai yra prisipirkę pastatų, tie pastatai yra tušti, veiklo neįveiklinti, jie nenori mokėti. Ir jie suderina tos visus reikalus. Ir reiškia, tie, kurie turi daugiau mokėti, tie pastatai, tie visi biznio pastatai turėtų mokėti daugiau, bet jie moka mažiau, į tą bendrą sumą išdalinam gyventojams yra. Gyventojai sumokės. Dabar gaunas vienas gyventojas 250 kilogramų šiukšlių yra, turėtų būti 50 eurų. Dabar paimkim, aš moku. Vienas žmogus, aš turėsiu sumokėti kelius šimtus eurų. Tai ar aš daugiau šiukšlių turiu iš kitus? Todėl, kad aš turiu tų objektų, aš turiu. Tai aš sutinku, aš susimokėti 50 eurų. Moku. Ne. Tai paprasčiausiai tie, kurie turi didelius pastatus, jie viską tą suderina, kad jie daug nemokėtų. Jie turi daug mokėti. Turi didžiulį pastatą mokėti. Ne kvadratai mokėti. Kvadratai, čia yra surašyti kvadratais. Iki 100, virš 100, kaip minėjau, nes kitaip neišeina. Kitaip neišeina pasverti, tas šiukšlis iš kiekvieno žmogaus pasverti. Dabar prie namų daugiabučių yra. Yra bendri konteineriai. Kas žino, kiek tu išmetei tų? Dabar nuo registracijos teoriškai. 19 eurų už vieną žmogų į metus. Vienas žmogus 19 eurų. Damok. 19 eurų. Tai tu tik už 19 eurų tie šiukšlių. Tas vienas žmogus. Pastovi dalis į kintamą. Tai kinta po 19. Tai išdalinti gaunas nedaug. Tai ir turėtų tai pramonininkai mokėti daugiau. Bet pramonininkams yra sumažinta, administracinis yra sumažinta, o žmonės iškenties. Ir kentiekit. Aš nebalsavau, aš balsavau prieš. Aš prieš tą balsavau, aš nesutinku, kad čia yra tokie drakoniški įstatymai apie plėšimą žmonių paprasčiausiai. Nenorit racis, nenorit dirbti, nenorit skaičiuoti. Kaip sakiau, visoje Lietuvoje, dėl to, kad kvadratūra ir yra ministrai įsakymas apmokėsinti nekilnojamų turtų savininkus. Reiškia, su nekilnojamu turtu surišti. Jeigu turi didelį nekilnojamą turtą, ir mokėk daugiau, reiškia, jis turtingas žmogus. Ne, jis nenori mokėti, o ubagas susimokės. Dabar kas balsavo už tos nuostatus drakoniškus, kas balsavo? Tai pusė tarybos, didžioji pusė tarybos ir balsavo. Ir Gusarovas balsavo, Juška, Kumžaitė, Lečkauskas, Lekavičius, Lenkauskienė, Macas, Rumšinė Vilma, Rupeikienė balsavo už tos nuostatus. Jeigu turit pretenzijų, skambinkit. Poplauskas Remigijus, Serva, Mantas, Servai paskambinkit, paklauskit, kodėl turit mokėti. Tad močiutė už tas šiukšles turi būti vienodai su to turtuoliu, kurį turi didžiulį namą, turi daug draugų, atlyginimus gauna didžiulis. Nes šiukšlių kiekis yra, sutikit gerbiami kolegos, yra tiesiogiai proporcingas gaunamų pajamų kiekiai. Šiukšlės yra nuperkamos. Mes už rūšiuojamą šiukšles mes nemokam. Pas manęs asmeniškai 95 procentai atlikų tai yra pakuotės. Viskas. O už pakuotės mes nemokam. Mes mokam tik už tos, o kaime pas mus kitų šiukšlių nėra. Šuo katinas suvalgo, paukščiai ir taip toliau. Tai nuostatai neteisingi. Jeigu turit klausimų, paklauskit Žebrauską, Simaitytė balsavo už tos nuostatus. Jų paklauskit. Adomaitis, Rimantas. Jie balsavo už. Mes balsavom mūsų frakciją, mes balsavom prieš. Tai ir nesąmonė. Turi būti maksimaliai teisingai. O čia yra maksimaliai neteisingai turtuolių sąskaita smaugiami žmonės yra. Paprasčiausiai, tiksliau, turtuoliai naudojasi mumis. Tai tiek žinių. Tokia gaida ir ačiū dėmesį.